Tai va pirmas klausimas, ką renkiesi, iPadą ar užrašų knygutę? Aš šiaip bandau rinktis iPadą, nes mano problema yra, kad užrašų knygutę vis pamirštu kažkur ir kai man prireikia tų užrašų, jų nėra. O iPadas vis dėlto su telefonu susijungęs, tai bandau pratintis. Bet šiaip užrašų knygutė, jeigu trumpai. Sąmonė, aš užrašų knygutę visą laiką nuo savo redaktoriavimo laikų ir netgi kiekviena užrašų knygutė, jų turiu gal 5 ar 6, man mena apie kiekvienus metus arba kiekvieną žurnalą, kuriame dirbau. Tai va ir pasakyk, ką vakare renkiesi, filmą ar knygą? Dabar knyga. Kažkaip man jinai yra vienas iš geriausių atsipalaidavimo būdų. Vis dėlto, gal dėl to, kad reikalauja 100% koncentracijos, kas ne visą laiką yra labai paprasta ją pasiekti, bet jeigu šiek tiek įdedi pastangų ir tikrai kabina ta knyga, tai... Meilės ar istorinį romaną? Istorinį meilės, geriausia. Dievinu 18-19 amžiaus romaną. Bet šiaip tai meilės gal. Atsipalaidavimui meilės. O tu? Aš skaitau, mano atsipalaidavimo geriausia dabar forma šitam amžiaus etape yra detektyvai. Mielai taip ir aišku visos galbūt istorinės asmenybės, biografijos man įdomu. Man apskritai įdomu visi žmonės, bet gal tie išskirtiniai žmonės įdomus yra tuo, kad jie kaip ir visi, bet kažką turėjo tokią razinką, kas juos iškėlė iš tarsi minios ir jie sukūrė kažką tai daugiau nei eiliniai piliečiai. Tai aš visada gerai parašytas autobiografijas ir biografijas labai mėgstu. O kalbant apie asmenybės, ką rinktumėsi, Matthew Blazy ar J.V. Anderson? Oi, du labai revoliucionieriai mados, manau, yra. Bet aš pagal savo stilistiką rinkčiaus Andersoną, todėl kad tą, ką jis padarė per pastaruosius, nežinau, dabar bijau suklysti metus su Liueve, buvo wow, brandą prikėlė iš numirusių ir užkariavo daugybę širdžių ir tapo geidžiamas jo drabužiai, jo kūryba, jo odos gaminiai tapo geidžiami ir dabar, kai stebiu, ką jis daro su Dioru, tai vėl yra nuostabu. Aišku, neatmetu ir jo konkurentį Matthew Blazy. Šitas irgi, kaip sakant, Dievo pabučiuotas vaikis. Kaip ir Aleksandro Michelė, kurio dar nepaminėjai, irgi, kuris sukėlė revoliuciją ir sakykime, atgimimą Gucci brandė. Dabar jis matyt tą bandys daryti Valentino. Toliau kalbant apie vyrus, kad jau pradėjom, Bredas Pittas ar Jacob Elordi? Kuris tau širdžiai mielesnis? Turėčiau sakyti Bradas Pittas, o iš tikrųjų Jacob Elordi. Ir ne dėl to, kad jisai labai myli mamą, kas, aišku, be proto žavu ir apskritai žaviuosi tos kartos vyrais, kurie ne tik myli tyliai mamą, bet jis pristato ją visuomenį, vedasi į renginius, o dar dėl ko jį labai myliu, ar jo stilistus labai myliu, kad jis sugeba taip gražiai rengti, stilingai ir nepaisant to, kad dėvi labai prabangius brandus, stebint jį galima persiorientuoti į paprastesnius brandus ir pritaikyti juos savo kasdienybei. Tai yra aukštasis pilotažas mano galva. Pateikti įvaizdį ir įvaizdį, kuris visus užbūrė. Manau, kad jisai yra numeris 1 žmogus pasaulyje vyras pagal stilistiką. Kadangi šokinėjom iš kultūros į kultūrą, o tu jų esi išbandžius bent keletą, tai Münchenas ar Kopenhaga? Dabar gal sakyčiau Kopenhaga. Ir vėl nežinau, per daug etapų. Matai, turiu labai dvi čia tokias skirtingas sritis. Münchenas yra turtingas, vokiškas, su labai gilia kultūra, kuri yra gal šiek tiek linkusi tokia, ne tai kaimietiška nebūtų teisingas žodis, bet jie turi tą savo tokį kultūrinį stiprų paveldą ir jis yra toks labai konservatyvus ir tu ten, kai gyveni ir dirbi, tu esi tiesiog vieno didelio mechanizmo dalis. Danija ir Kopenhaga tarsi yra visi lengvi, gražus, jaukus, gražus skandinaviškas dizainas ir tu tokiam labiau lengvume, bet nesu tikra ir neapsigauname su to danišku lengvumu ir iš tikrųjų irgi nėra, kad kai jau ten papuolė į tą kitokį mechanizmą, tai irgi ties jo dalis.
O tu Tai šiaip atsimeni, Vilnių gal rinkčiausi. O tu atsimeni, kaip tėčiai žadėjai, kad kai tu užaugsi, kai tu jau pradėsi, jau buvai užaugusi iš tikrųjų studijų metais, bet kai tu pradėsi dirbti ir užsidirbsi daug pinigų, tu jam nupirksi Tirolyje pilį su su biglių ferma. Atsimeni, kaip tas pažadas? Iš tikrųjų, žinok, meilė Tiroliui tik stiprėja. Čia vat gal irgi šitą reikėtų pavidėti. Tie kalnai vis dėlto mane be galo žavi. Tirolis yra, didelė dalis Tirolio yra taip pat Italijoje, tai man ten yra tobula vieta, kur galima suderinti vokišką tvarką, vokiečių kalbą, kurią aš irgi moku, ir tą itališką lengvumą, vyną, obuolius, fermas, šuniukus, karvytes ir žalius laukus. Vyras ar vokietis, ar lietuvis? Lietuvis vis dėlto. Nežinau, ar tas vokietis susitvarkytų galų galės su tokiom moterimis, su manim, manau, kad ne. Tai jūra ar kalnai praktiškai atsakytų į klausimą? Taip, aš tavęs norėjau paklausti paties klausimo. Paplūdimys ar kalnai? Paplūdimys yra būtinas kartą per metus ir kalnai irgi būtini kartą per metus. Tai matyt 50-50, bet gal arčiau aš jūros žmogus, vandens žmogus aš gal labiau. Tai rinktumėsi gyvenimą prie jūros, ar ne? Rinkčiausi gyvenimą, kad būtų pasiekiama per 1,5 valandos ir jūra, ir kalnai. Taip, mes norim visko. O tada kitas klausimas būtų, gyvenimas miške ar mieste? Mieste, aš visiška miestietė. Absoliučiai, aš pabūnu 3 dienas gamtoje, viskas gerai, išsivalo galva, aš pakomunikuoju su paukščiukais ir taip toliau, pasimaudau, bet iškart galvoju, kur man reikia nuvykti, ką pamatyti, kaip susitikti su krūva žmonių, gauti energijos, atiduoti energiją, apžiūrėti, kaip visi atrodo, pasirodyti, kaip aš atrodau. Tai yra apie tai, gal tai šiek tiek tuščia, bet tai apie mane. Tai gražus ar patogus batai, jeigu reikėtų rinktis tik vieną savybę? Gražus ar patogus batai. Visą laiką stengiuosi, kad atitiktų... Ne, baisių batų aš nenešioju. Tai va, būkim nuoširdžios. Kartais pakenčiu, bet labai jau dabar stengiuosi, kad būtų ir gražus, ir patogus. Taip, čia idealiausia. O tavo kas, pavyzdžiui, gėlių raštai ar leopardo? Leopardo. Aš visiškai esu leopardo žmogus. Dievinu jį. Ir jis man labai tinka, man atrodo. Tai va, žodžiu, galiu pabaigti, kad leopardo raštą, tiesiog nusipirkau dviračio krepšelį su leopardo raštu. O kai yra ta tokia ieškojimo nuotaika, yra online parduotuvė ar mamos spinta? Na, pastaruoju metu tampa online parduotuvė kažkodėl labiau, nes mama nėra, kad labai linkus visą laiką dalytis savo dalykais. Kai jaunesnė buvau, buvo paprasčiau. Bet dėl to įdomesnių daiktų ir tokių gal su stilisto paslauga kartu, tai labiau mamos spinta. Ir jaunystė vienareikšmiškai mamos spinta. Tinklinis ar dviratis? Dviratis aš dabar gal rinkčiausi, nes tiesiog faina prasipūst galvą. Labai man šitas patinka, tau patinka prasipūsti galvą ir Cycle Path? Cycle Path? Taip, bet čia kur aš jau juokiuosi, kad man labai patinka didelis krūvis, nes man jis taip irgi prapučia galvą, kai turi labai apkrauni kūną, tai apie nieką kitą nebespėjai galvoti, tik tai kaip ten suspėti pagal tą tempą mintį ir viskas. O aš tau klausimą turiu, tinklinis ar masažas? Tinklinis, aišku, net ir su skaudančia nugarą ir keliais be visų sudedamųjų dalių yra tinklinis ir dabar jau yra tikslas, ką daryti, kad kuo ilgiau galėčiau jį žaisti, nes, kaip sakant, mano laikas senka šitam žaidimui. Taip, negalvok visą laiką, taip, daryk viską, bet negyvenk šitą nuotaiką. Ir šiaip iš tikrųjų aš pagalvoju, kad esi tas žmogus sutvertas tam žaidimui. Ir aš turiu tokių pačių draugių, kadangi žaidus irgi daug metų tinklinį, kurios tokios pat užsivedusios, bet man su tavim labai sunku žaisti, nes aš labai daug reikalauju iš manęs tinklinį aikštelį, o aš esu tokia, kaip man užplauks. Jeigu aš labai užsivesiu taip sukris aplinkybės, aš ten galiu kalnus nuveršti, viską daužyti, bėgti, traukti. Visi Grėtė reikalaujam iš artimiausių žmonių daugiausiai. Tikriausiai. O iš tikrųjų, toks klausimas biškai gal kitoks. Koks svarbus dalykas, kurį tave išmokė mama? Vienas, kuris šauna į galvą. Išvažiuoti iš Panevėžio ir drąsiai lėkti pagal savo svajonę, mokytis ir kurti savo gyvenimą, nes buvo galbūt kryžkeliai tokioj,
ką daryti, ar čia galbūt daugiau būti linkusi į sportą, ar į mokslą. Tai buvo, nepaisant to, kad mano mama buvo profesionali sportininkė, jos buvo pasirinkimas pirmą mokslai, o sportas gali būti hobiu visada. Ta perdavė ir man labai sėkmingai. Taip, ir tu tikiuosi perduosi kai kam. O tu įtampą išrėki ar nutyli? Išrėkia. Ir net tuo metu, kai kyla įtampa, o kažkur kaip atoveiksmi, po kažkiek laiko, visiškai netikėtos erdvėse, tiesą pasakant. Ne tai, kad erdvėse, bet, erdvės tikėtos visai būna artimiausias žmonių ratas, bet vis dėlto turiu šitą labai bjaurą savybę, kurią bandau kontroliuoti. Ir manau, kad man su metais pavyks galų gale, taip, kad aš savo duodu laiko. Pica ar degustacinė vakarienė? Pica. O degustacinė... Neskaniau, man asmeniškai. Ne, tiesiog degustacinė vakarienė man įprastai būna, kad ilgas procesas vakarienėmo gal gerai, bet daug maistų visokių susimaišo. Kažkaip nežinau, nesu aš to formato mėgėja. Aš tau turėjau klausimą, mes matai panašiai mąstom. Tai jo. Degustacinė vakarienė ar koncertas? Koncertas. O Ed Sheerano ar Briano Adamso? Va dabar pasimečiu, nes abu jau truputį man nuplaukė, supranti, jau dabar kažkur tai kokį koncertą dabar norėtum nueiti? Labai norėjau nuvažiuoti į Lady Gagos koncertą, į Milaną, bet kai susizgribau, kad labai noriu, gimtadienio proga buvo likę bilietai po 1000 eurų ir pagailėjau. Turėsim omeny, ko tu nori. Kaip tau pirma pažintis su žmogumi? Online ar gyvai? Oi, tai gyvai. Manau, kad online jinai... Nežinau, man nepatinka surašinėti su nepažįstamais žmonėm, iš tikrųjų. Niekada nepatiko. Mailais darbę galėtume, nesvediniais tikslais. O tau? Aš spėju, kad esi gyva bendravimo žmogus. Taip, aš gyva bendravimo žmogus ir esu labai lakoniška tekstuose, atsakinėdama žmonėm, todėl dažnai atrodydavau darbe, esu pikta ir griežta, bet čia iš tingėjimo. Kad daug žodžių nevartoju. Dabar kitas klausimas tau. Paryžius ar Milanas? Milanas labai koncentruotas, ten visko vyksta, ten į Milaną važiuoji pasižiūrėti tada jau labai konkrečių dalykų, tarkim parodų kažkokių ir tuo pačiu gali ir apsipirkti, greitai viskas po ranka ir taip toliau, o Paryžius yra neišsenkamas. Kokia asmeninė savybė tave žavi kituose, ko pati neturi? Aišku, kad humoro jausmas numeris 1, kas žavi kituose, aš galbūt norėčiau jo turėti daugiau. Turi humoro jausmą, man atrodo. Ar tu nori būti stand-uperė? Ne, aš nenoriu būti ir už tai čia truputį nejaučiuosi ne visai savo vietoje, bet, kaip sakant, prie visko žmogus pripranta, pratinsimės ir mes. Ne, stresas labai sveika iš tikrųjų. Tam ne tas stresas, kur nuo socialinių tinklų, ten skrolinimo ir apsiniaukimo smegenų, bet tas, manau, tikras, fainas kažko naujo darimo stresas sveika kartais mums. Kaip tu manai, kokį mes panašumą turim? Koks mūsų toks vienas vienijantis bruožas? Rodantė. Dantis? Jo, čia tikrai didžiausias panašumas. Ir tai, kad visą laiką kažko norim ir negalim sustoti, kad mėgstam aptarti viską ir ne tik tai gal ką valgysim šiandien, bet kas vyksta aplink mus, kas vyksta pasaulyje ir koks mūsų požiūris į tai. Dėl to ir atsirado gal tinklalaidė į Ką skambink mamai. Tikriausiai taip. Ir dar aš manau, kad abiejų nepastumsi labai lengvai, žinai, tokius, kur galėtinai pakovos už savo. Su mumis mūsų vyrams nelengva. Tikrai ne. Bet įdomu, linksma. Tikiuosi. Tavo vyrui tai gal jis jau gali pasakyti kažkiek, matau, tai dar teks pagyventi, kad išsiaiškintume, ar jam tikrai linksma, žinai. Koks įsimintiniausias tavo išvaizdos eksperimentas? Kiekvieną kartą yra vienas dalykas, aš negyvenu praeitim ir niekada nesakau, aš tada buvau gražiausia tokia ir tokia, man labai patiko įvaizdis kažkoks, o kažko tai dabar aš jau nebenorėčiau ir taip toliau, dabar jau kažkas viskas nebe taip, aišku, nebe taip, kaip bėga metai, bet mano požiūris visą laiką į ateitį, tai dabar šiuo atveju įvaizdis tas, kuris yra čia ir dabar, man yra pats geriausias. Su uniforma danų, daniška darbininkų, lentpjūvės uniforma, nuostabu. Kiekvienas etapas turi savo aprangą. Dabar yra darbo drabužių laikmetis. Taip, jo, tu tikrai nežiūri praeitį iš viso.
Aš žiūriu į praeitį, kiek tai susiję galbūt, ne, taip negali pasakyti, nežiūriu į praeitį, bet aš nesergu nostalgiją. Taip. Ir aš nemanau, kad viskas, kas buvo gražiausia, mano gyvenime jau buvo. Aš vis laik manau, kad tai dar yra šiandien ir bus rytoj. Taip, aš man atrodo, kad šitą irgi iš tavęs esu išmokus, nes aš pati labai turiu detalę atminti ir kaip mano tėtis prisimenu viską iki metų laiko ir visko. Ir aš tikiuosi, kad mane supa žmonės, kaip ten tu, mano geriausia draugė, mano vyras, kurie, kažką, jie prisimena momentus, bet jie neturi to tokios laiko linijos griežtos. Tai apriboja mano šitą, žinot, polinkį gal, kad aš ten kažkur nuklyšiu į tos praeities. Niekas neprisimena aplink, nu tai tada kiek ten su savimi pati maltis, žinai. O kokia dabar mano auklėjimo, ne tai, kad, ko nebedarydama auklėdama, ką darei? Nebekritikuočiau, kai tu nori užsidėti mineką ar apsitemti džintus, kas man buvo labai negražu ir aš leisdavau savo pasakyti, kad man tai negražu, nes netinka tavo kūno sudėjimui ir ten yra buvę tokių, kad iki ašarų, tai aš to tikrai nebedaryčiau. Nėra prasmės, nes viskas išaugama ir ateina tas laikas, kai moteris pati susivokia, kas jai geriausiai tinka. O ką parekomenduotų man, ko nedaryti kaip mamai? Berniuko? Nebijoti išeiti į darbą, nebijoti patikėti savo vaiką gerai aukliai, nes tada vėl išaugo sparnai ir tu sugrįžti namo į kupiną kūrybiškesnė ir įdomesnė tiek aplinkai, vyrui ir vaikui. Viską bandyti suderinti. Taip paprastas kalba, bet... Nėra paprasta, todėl klausimas, ką rinktumės, močiutė ar auklė? Kaip pati aš ar savo vaikui? Ne, savo vaikui. Auklė, man labai smagu su močiutė be vaiko susitikti kartais. Tai tik tai iš tų savanaudiškų paskatų savo mamą turėti savo. Geriausia gauta gyvenime dovana. Materiali, nes žinau, kad nemateriali, tai aš. Jokau, ir mano brolis gal nieko. Bet čia tokie, kad jinai emociją turėtų, čia nebūtinai, kad brangiausia ar ten kažkokia labai išskirtinė. Aišku, kad yra kelionės. Tada kelionės, tu kurias atsimeni ir gal pastaruoju metu mes ir sutarę su tavo tėčiu, kad gal mums užtenka tų daiktų, mes kai jų labai norim nusiperkam, bet tą bendrą įspūdį, kad parsivežti gerą emociją. Tai banalu, bet tai tikra. Tai yra įspūdis, yra išgyventi tam tikrus momentus kartu, yra tai, kas lieka ilgam. Taip, nu ir gerai, pabaigai tada. Tai ką myli labiau, mane ar mano brolį? Aš nesižeisiu, nebijok, atsakyti. Matysim. Žodžiu, jį ką skambint mamai, nes ir negalvokit, kad jeigu mama ir dukra, jo žino vieną kitą kaip nuluptas. Visada yra naujų niuansų, kuriuos galite išsiaiškinti ir išsikalbėti. Taip. Ačiū.